Ką, sveiki žvejai. Pagaliau sulaukiam kalendorinio stintų sezono. Bandysiu plaukti Baltijos jūrą, pagauti stintą, atsidaryti, kaip sakant, stintų sezoną. Žiūrėsiu, kaip man čia seksis. Pastarosiom dienom mažai kas bandė, o kas bandė, nieko gero ir nepagavo. Tai įdomu pačiam pamatyti ir įsitikinti, kimba ta stinta ar ne. Daugelis žmonių jau rašo, klausia, ar eina ta stinta ar neina. Tai šiandieną viską ir pamatysite. Nu ką, sveiki, atvykom į žvejybos vietą. Jūra, kaip sakant, ramė. Nedidelė bangelė, bet vėjo nėra. Šiek tiek paplaukėjom. Chalotas nieko gero iš tikrųjų nerodo. Šiek tiek kažką apačioj, ant dugno. Ir pavienės viršui. Bandysim, kaip sakant, užsimesti ir žiūrėti, lauk tamsos. Sistemėlės naudosiu kaip visada savo gamybos. Kaip visada iš po sezono, manau, pas daugelį irgi bardakas, dar nieks nesitikė. Kaip sakant, to sezono, ar čia kibs ta stinta ar ne. Ką, bandysim painėtis ir užmest meškeres. Gal bus kažkas. Gali būt. Pirmas kibimas. Ant dugno? Ne. Paviršiaus su birbenu. Jau kažkas judina, ne? Ne, gerai. Kirstas. Geras. Nu ką, pirmas kibimas, kolegai, dar nespėjo užsimesti meškerės. Ką mes čia turim? Plekšnį. O, paviršiaus biškį. Žiūrėk, kas čia. En šešta. Bet tu nuo paviršiaus, ne? O, ir aš turiu. Bet irgi plekšnė greičiausiai. Jo, ant blizgutės. Užaug didelį. Bandom toliau. O, kurį laiką sėdim. Iš viso pagavom 8 ar 9 mažas plekšnis. Va šiek tiek jau pritemo ir pasikeitė parodymai. Kažką jau rodo.
Bet pagrindė mažas plekšnytės, dar ne vienos stintos. Vieną meškerę nuleidau ant dugno, kitą su kita žaidžius. Gylius reguliuoju. Aukščiau, žemiau. O vieną grinai ant dugno guli. Valčių nėra, patys vieni. Tušia, kaip... O, kibimas. O, kažką turiu. Bet palei viską plekšnė. O. Plekšnikį. Nedidelė visai. O įrėjus tai iki pat, kaip sakant, dugno kiek įmanoma. Nu, bandom. Nu ką, traukiu dupletais, kaip sakant. Dupletais, bet galėtų stintos taip užkibti, o ne plekšnės. Žodžiu, stinto nieko, bet plekšnė nežinau, kokia jau 10. Portais nebuvom blizgus. Gali būti, dėl to jie nekibo. Vat gerai uždėti, ne? Bandysim keisti žvejybos vietą. Kažkokį arčiau molo pabandysim. Reikia išsitraukti savo vadinamąją matargaidą. 11 kg svorio. Kibo, bet nepakirtai, ar ne? Ant viršaus? Ne ant dugno. Ant dugno vieną nuleidau. Kita šiek tiek aukščiau, bet tai... lygiai nulis. Pradėjo vėjas kilti po biškį.
Nu va, galvojom, kad stinta, bet strimelę pagavom. Gražiai. Vis kažkas naujo. Nu ką, ir vėl plekšnę ištraukiam. Graži. Žodžiu, situacija tokia jūrai, kad nieko gero nėra dar stintų. Iš tikrųjų nieko įspūdingai kažko ir nerodo. Tai nusprendėm dar keletą minučių pabūsim. Nieko ir plauksim pabandyti Malkų įlanką. Gal ten kažkas bus. Nors tikimybė maža. 0 stintų. Nu, gal kiek 20 plekšnių. Ar jas galim pavadinti plekšnės, tai nemanau, nes labai mažas. Ir vienas strimelė, tik tai vėjas kyla. Jau gan nemažas bangavimas, meškerės stipriai linguoja. Parysiu Malkų įlanką, pažiūrėsim, kas tenais bus gera. Jeigu nieko, tai, kaip sakant, važiuosim namo, bandysim kitą kartą. Nu va, grįžom iš jūros, atplaukėm į Malkų įlanką. Gal plaukėm šiek tiek parodymų buvo, rodė, bet sustojom lygiai 0 tuščia. Vanduo kaip stiklas. Kibirai tušti. Žodžiu, bus čia įdomiai. Įdomiai tai, kad nieko greičiausiai nebus. Šiek tiek pabūsim ir manau, kad namo. Bandysim kitą kartą. Ai, tarp kitko plaukiant žvejų, ant krantinės žvejojančių stintas buvo keletas. 10 žmonių irgi bando. Na ką, baigiau žvejybą, žodžiu, su stinta nieko gero, bent jau šiandieną. Pradėjo kilti vėjas. Kaip minėjau, pradžioje gaudėm jūroje prie varto. Tai iš tikrųjų nieko gero, apie 20 gal plekšnių. Nedidelės plekšnikės. Ir vienas strimelė. Ir viskas, daugiau nieko. Didelės bangos pradėjo kilti, ta prasme nakatas vadinamas. Tai išvarėm į Malkų įlanką. Malkų įlanką irgi ten nieko gero, vieną kibimą kaip ir turėjau. Neužskaitytą tokį nepakirtau. Parodymų kažkiek tai rodė, bet sustoji su valtim, echolotas išvis nieko neberodo, tuščia. Kol praplaukėm tą visą atstumą nuo delfinariumo iki Malkų įlankos, buvo gal apie 10-12 žmonių. Bando pagauti stintą, bet mums šiandieną lygiai 0. Čia pražvejam kokias, bendrai sudėjęs kokias 3 valandas. Tai oficialiai stintų sezoną neatsidariau. Ką, bandysim kitą kartą, tikėsimės, gal tų stintų bus. O kitas kartas bus, nežinau kada, žiūrėsim, gal tas vėjas, kaip visada jūs laukiam vakarų, šiaurės vakarų. Gal įpult, gal ne. Gal bus visai normaliai, gal iš visės nebus. Tai va, ką visiems neišvyno ir gero stintų sezono. Iki.